Ar kada susimastei, kas iš tikrųjų valdo šį pasaulį? Yra tiek daug kalbų apie slaptas organizacijas, didelės šeimas, finansinį elitą, kuris tempia virvelės užkulisiuose. Ir nors tikrai yra įtakingų žmonių, tikinčiam žmogui svarbiausias klausimas, ką apie tai sako Dievas. Danieliaus 4 skyriuje 302 eilutėje kalba labai tiesiai. Aukščiausiasis viešpatauja žmonių karalystėje ir duoda ją tam, kam jis nori. Šiuos žodžius pasakė galingas Babilono karalius. Jis suprato, ne žmonių galia, ne politinės intrigos lemia istoriją, bet Dievo valia. Antra Biblijos vieta, kuri tai sustiprina. 24 psalmė 1 eilutė. Viešpaties yra žemė ir visa, kas joje yra, pasaulis ir kas jame gyvena. Visa žemė, visos tautos, visi žmonės priklauso Dievui. Ne laikinai, ne dalinai, visiškai. Tai keičia požiūrį. Tai ne tik teologija, tai viltis. Tai reiškia, kad net kai pasaulis atrodo chaotiškas, Dievas vis tiek yra soste. Neišsigandęs, nepasimetęs, bet valdantis. Klausimas, ar tu jo pasitiki? Kitame video pasigilinsime, ką Dievas daro šiandien ir kaip jo valdymas veikia dabar, net kai to nepastebime.